Naminė traški granola, nuostabus receptas, kurį rinkitės vasarą. Iš tikrųjų be galo maistingas, skanus, tai gali būti ir desertas, ir vietoj pusrytinės košės vasaros metu. Jums reikės stambių viso grūdo avižinių dribsnių, riešutų sviesto, įvairiausių sėklų, riešutų galite dėti įvairių, gardinkite agavų sirupu ir ypač tyro alyvuogių aliejumi. Ir šis receptas labai greitai paruošiamas, tiesiog išmaišykite visus ingredientus, dėkite į orkaitę 4-5 kartus, permaišydami kepimo metu apie 140-150 laipsnių temperatūroje. Maišykite ir žiūrėkite, kad tik tai nepridegtų iki šviesiai geltonos spalvos, tada leiskite atvėsti. Atvėsus sudėkite į sandarų indą ir galite laikyti drąsiai iki mėnesio laiko, jeigu yra be drėgmės ir tinkamose sąlygose laikoma granola, ir ją valgykite su pasigardžiavimu visa šeima. Galite ją valgyti ir su jogurtu, ir su tiesiog trintomis uogomis, vaisiais, su pieno produktais. Tikrai jūsų nenuvils šitas receptas, be galo skani traški granola. Jeigu patiko tau šis receptas, prašau uždėk širdelę ir parašyk komentaruose, kaip tau sekėsi jį pagaminti. Daugiau mano receptų rasi Sveikatai palankus LT svetainėje.